Sveiki sugrįžę. Šiandien nagrinėjom trumpus pokyčius ir pokyčius investavimo pasaulyje, kur pagrindė fokusuosime į S&P 500 ir palyginsim du specifinius fondus, tai reiškia VUA vienoje pusėje ir SPYL antroje pusėje. Dabar jeigu skubate, SPYL bus efektyvesnis variantas, nes tiesiog yra specifinės priežastys, kaip tai yra vertingiau, ypač kai jūs galite nusipirkti tų vienetų labai pigiai su mažesniu turto valdymo mokesčiu, bet paraleliai, jeigu norite sužinoti detalės ir kaip neapsigauti su kai kuriais aktyviais fondais, ir į ką reikėtų atsižvelgti ir kaip tai palyginti, viskas šitame epizode ir išsamei panagrinėsim vieną prieš kitą, palyginsim grąžas ir visą kitą ir kodėl mano praktinis eksperimentas iš tiesų keičiasi ir keičiu VUA poziciją į SPYL poziciją, tam, kad, manau, efektyviau padėčiau jums nuspręsti, į ką reikėtų atsižvelgti ir į ką verta investuoti, o į ką galbūt neverta investuoti. Gerai, su tokia netrumpa įžanga šokam iš karto į praktinę dalį ir pasižvalgykim į paprastą pavyzdį. Pas mane yra Just ETF puslapis. Kai vedat viršuje SPYL, tiesiog Enter, nesirinkit pavienio pasirinkimo, nes negalėsit pasirinkti šitos varnelės. Ir kitu atveju VUAA. Dabar Compare Selection in Detail. Pagrindiniam portfelė galite matyti. Pagrindinė pozicija S&P 500 yra būtent SPYL, kas yra apie 10 000. Jeigu aš nukeliausiu savo praktinį eksperimentą, kas yra 036 pasirinkimas, šitą galite irgi sekti. Pas mane pagrindinė pozicija yra VUAA. Tai kur būtų investuoti efektyviau ir į ką reikėtų atsižvelgti šitoje vietoje. Eksperimento niekada nejudinau, nes atrodo normalu parodyti tą paprastą pavyzdį ir laikytis jo, nes iš tiesų skirtumas nėra toks didelis, kaip daugumai įsivaizduoja, ypač jeigu investuojat mažesnėms sumom. Bet to pačiu, jeigu aš galvoju, kad žmonės didesnės sumas investuos arba ilgą laikotarpį investuos, turim pasiskaičiuoti ir nuspręsti iš savo pusės, kas galbūt yra efektyvesnis įrankis ir į ką šioje vietoje reikėtų pasižiūrėti, pamatysit labai greitai. Tai Detailed Comparison duoda tokį labai paprastą būdą palyginti grąžas, palyginti svyravimus, palyginti strategijas ir apskritai pagrindinę informaciją. Į ką atsižvelgčiau? Tai čia teoriškai matot ir oranžinę, ir mėlyną, ir va čia yra išsiskyrimas truputį, kaip matot, beveik identiškos strategijos. Ir jeigu aš paimsiu bar chart, tai vienas 11,85, kitas 11,78. Tai nėra milžiniškas skirtumas, jeigu mes lyginam, taip sakant, metų rezultatus ir netgi max paėmus 46,31, 46,26, tai labai mažas sviravimas iš savo pusės. Risk return chartas, tai nepamirškit, kad čia yra labai maža dalis. Jie iš tiesų, jeigu mes paimtume nuo 0 iki 20 kažkelių procentų, tai jie būtų visiškai šalia vienas kito. Risk 17,39, 17,11. Beveik tas pats. Heatmapas rodo truputį daugiau kas mėnesį, taip sakant, kur buvo sviravimas į viršų, kur pliusas, kur minusas, kur buvo gražus, taip sakant, pozityvios ir minusinės. Viršuje vienas S&P 500 SPYL, apačioje kitas VUA. Judam dabar toliau. Vienas kainuoja apie 13,90. Dabar kitas pagrindai yra prieinamas doleriais, bent jau per Freedomą, per kurį investuoju, ir vienas vienetas šiuo metu kainuoja 126. Priminsiu, mano praktinis eksperimentas, aš kiekvieną mėnesį investuoju 100 eurų, tai jeigu aš keiščiau 100 eurų, kiek man atgausiu? 116. Teoriškai per mėnesį negaliu net nusipirkti vieno vieneto, bent jau dabartinėmis kainomis. Viena iš problemų, kurią irgi matau šioje vietoje. Fund size rodo, kiek jau pinigų yra suinvestuota į šitą pasirinkimą. Ir mes kalbam 9,9 tūkstančio milijonų arba 23. Tai beveik 10 milijardų arba 23 milijardai. Greičiausiai augantis S&P 500 fondas Europoje, nes tiesiog turto valdymo mokestis yra nežmoniškai mažas. Dabar indeksą seka tą patį, 500 kompanijų. Ir dabar, kai mes fokusuojamės į ką investuojam, tai equity USD United States, equity United States, čia investavimo fokusas tas pats. Long only, ilgalaikis fokusas ir kabliukas, kad currency unhedged. Tai kai kurie iš jūsų man visą laiką argumentuojat, kodėl investuoji į doleriais, kodėl investuoji eurais, ar vienas pasirinkimas yra geresnis negu kitas pasirinkimas. Jeigu jūsų jūsų ETF-as yra būtent, taip sakant, fund currency specifinė ir ne ta, į kurią jūs investuojat, pavyzdžiui, aš dabar investuoju eurais ir aš eurais esu nusipirkęs tą patį SPYL, tai jeigu SPYL fondo pats, taip sakant, pats fondas laiko visas sumas doleriais,
Tai nėra skirtumo, kad aš turiu eurais, tai yra valiutos rizika, kurią aš prisiemu. Tai jeigu valiuta, sakykime, tais metais sustiprėtų ir doleris sustiprėtų per 5% lyginant su eurais, tai aš turėčiau tiesiog didesnę grąžą tais metais, nes tai dar vis yra, taip sakant, dolerių valiuta pačiame fonde. Paraleliai, jeigu doleris nuvertėtų, tai aš irgi per grąžą šioje vietoje gaučiau, nes matyčiau mažesnę grąžą negu norėčiau, vien todėl, kad doleris susilpnėjo, nors ir akcijos galimai pakilo gerokai daugiau negu aš, taip sakant, tikėjausi. Kaip čia veikia argumentas? Argumentas ilguoju laikotarpiu atrodo, kad vienaip ar kitaip valiutos išsilygins pagrindinės. Tai reiškia, kažkuriuo momentu svyruos į vieną pusę, kitų momentų svyruos į kitą pusę, bet jeigu mes sakom, kad euras su doleriu, taip sakant, kad ir šokinėja, taip sakant, į vieną ir į kitą pusę, ilguoju laikotarpiu bus labai panašioje situacijoje vieną lyginant su kitu, tai mums kaip ir dzin, mes pasiimsim tos tam tikrus svyravimus tam tikrais laikotarpiais, bet čia mes prisiemam tą volatilumo arba svyravimo riziką ir tiesiog toliau investuojam. Dabar iš holdingų Nvidia, Microsoftas, taip toliau, numatot, visos kompanijos yra beveik identiškos, tuo pačiu, jeigu pažiūrėsime į grąžas, year to date, tas pats, one month, tai 0,01% skirtumas, 24 metų visą pasiemam, tai turim čia 0,15%. Nemanau, kad šioje vietoje turėsit milžiniškus kažkokius pokyčius, tai yra visiškai identiškos strategijos, bet į ką aš labiausiai ir fokusuojuos, yra būtent tas turto valdymo mokestis. Dabar atsidarom šitą nuorodą. Sakykime, aš paimsiu tą patį savo praktinio eksperimento pavyzdį 036, kas šiuo metu 5871. Man šiuo metu yra 33, tai tarkim aš investuoju dar 32 metus ir dabar tarkim aš tiesiu su 100 per mėnesį. Nepamirškit, reikėtų išsigryninti, kad nežinau, ar aš praktinį eksperimentą tęsiu iki pensijos, bet tiesiog kaip pavyzdį aš palieku tą tokį paprastą variantą, kuris galimai ir egzistuos mano portfelyje, tiesiog nežinau, ar įrašinėsiu įrašus visus 32 metus. Dabar, jeigu didinčiau sumas, iš karto irgi pamatysim skirtumą, bet tiesiog S&P 500 daliai pasižiūrėkime, koks skirtumas čionais. Tai nepamirškite, investuoju 1200 per metus, tai per mėnesį 100 eurų. Annualized rate of return 10%, 0,03 būtų SPYL, 0,07 būtų tas pats VUA, 1% paėmiau kaip atitikmenį, būtent iš tos prizmės, kad paimkim aktyvius fondus Lietuvoje ir didžioji dauguma turi 1% arba netgi daugiau. Dabar jeigu žiūriu į grąžas, paskutiniais metais, tai 9,97, 9,93, 9. Tai pirmas portfelis, kas būtų SPYL, turėtų 375 tūkstančius eurų. Antras 371. Tai realistiškai aš šioje vietoje sutaupau kažkas apie 4 tūkstančius, 3,5 tūkstančių. Ar tai yra didelė suma? Nuo to 370 kažkelių tūkstančių, aš nežinau, ar aš galėčiau sakyti, kad tai yra milžiniška suma, bet jeigu lyginu su 1% mokesčiu, tai mes turim apie 76 tūkstančių, čia galima 76 670 skirtumą. Tai su aktyviais fondais kaip ir vienus vartus fiziškai matom. Paraleliai čia matom 3,5 tūkstančio skirtumą, kas yra maždaug 3 metų investavimo suma iš mano pusės. Tai galima sąlyginai lengvai išvengti jos. Tai kaip ir atrodo efektyvesnis variantas, nes grąža bus identiška, čia realistiškai žiūrim tik į apmokestinimo dalį. Paraleliai turim įsivertinti, kad jeigu aš investuoju doleriais, tai aš verčiuosi dolerius, čia jau pačiam brokeriui dažniausiai tenka sumokėti. Priminsiu, kad kai verčiatės, tai tiesiog pasirenkat valiutą, kurią norite, spaudžiat mainai, perkam tam tikrą dolerių kiekį arba parduodam tam tikrą dolerių kiekį. Kitas dalykas, kadangi aš investuoju į VUA, aš jau nebe kiekvieną mėnesį galėsiu investuoti. Man teks rinktis alternatyvas, kas yra pavyzdžiui SPYL, daug pigiau prieinamas, 13,89 ir aš galiu šioje vietoje investuoti labai, taip sakant, ilgą laikotarpį tam tikrą vienetų kiekį perkdamas. Kad pinigai nesidėtų sąskaitoje nieko nedarant tam tikrą laikotarpį, aš noriu, kad kuo didesnė pinigų suma dirbtų man. Tai vienas vieneto, taip sakant, kaina vieno vieneto yra labai draugiška, kai aš galiu tiesiog investuoti labai mažą sumą iš savo pusės. Ir žinoma, reikia atsiremti, kad kai kurie iš jūsų seka šitą pavyzdį su gerokai didesnėm sumom. Paimkim situaciją, kad mes investuojam, nežinau, tarkim, pradinis kapitalas yra 50 tūkstančių ir mes
investuojam po 1000 eurų į mėnesį. Tiesiog kaip pavyzdys. Tai galit pamatyti, kad 3,5 milijono, ar tai kas čia dabar 73 tūkstančiai arba 39 tūkstančiai, tai jau 30 tūkstančių skirtumas vien ant turto valdymo mokesčių. Jeigu su 1% palyginant 721 tūkstantis, tai kaip ir argumentas labai aiškus, kodėl neaktyvius fondus rinktis iš savo pusės, nebent kažkaip spėliojate, kad jie uždirbti gerokai daugiau. Bet paraleliai iš to paprasto pigaus valdymo jūs galite gauti labai didelės grąžas ir tai tampa vis tiek 30 tūkstančių suma, kuri yra nemaža netgi tokiam portfeliui ilguoju laikotarpiu. Jeigu pradėčiau į S&P 500 investuoti dabar, rinkčiausi pigiausią per turto valdymo mokestį būtent ETF, kas yra SPYL pasirinkimas. Ir čia periodiškai ilguoju laikotarpiu tikrai galima dėti saugiai iš savo pusės ir atsižvelgus į riziką pinigus. Ir jeigu dar neturit vertybinių popierių sąskaitos, tai nepamirškit, Freedom 24 duoda prieigą prie milijonų skirtingų instrumentų, nors galima jums to milijono net nereikės. Paraleliai yra labai gražus funkcionalumas, kur galite sekti portfelius. Tai man reikia atnaujinti šitą prašymą, jau investuosiu nebe į VUA, o investuosiu į SPYL. VUA poziciją tiesiog paliksiu ramybėje ir viskas, bet papasakosiu per sekantį praktinio eksperimento epizodą. Tuo pačiu su jumis susitiksim jau labai greitai ir taip pat čia pridėsiu klausimų atsakymų rubriką ir paskutinį epizodą, kuriame atsakinėju jūsų klausimus. Tai jeigu yra kažkas, kas neduoda ramybės, tai drąsiai spustelkit, pasižiūrėkit ir palikdami komentarą po bet kuriuo iš epizodų gausite atsakymus būtent iš manęs tokiu būdu. Gyvai, taip sakant, be kažkokių filtrų. Gerai, tiek šiam kartui, iki kito epizodo.